Sveiki visi, labai toks greitas susiruošimas ir įsibėgimas. Planavau, pradėkime nuo to, šiandien yra sausio 31, paskutinė sausio diena. Planavau filmuoti vasario, savaitgalį, vasario pirmom dienom, bet šiandien jau atsikėlus supratau ir jau kuo toliau į vakar, to labai jaučiu, kad kabina mane liga. Aš savo kūną atpažįstu, jau matau, kad čia jau yra situacija ir tikėtina, kad rytoj jau sunkiai pakilsiu iš lovos. Tai turbūt ir nenufilmuosiu. Tai tiesiog atėjo suvokimas, kad jeigu nufilmuoju dabar, kur jau muša karštis, šaltis ir visa kita, bet aš dar visai gerai jaučiuosi sąlyginai ir galiu nufilmuoti tiesiog video, esu pakankamas geros vietos nufilmuoti. Nes kitaip, tai manau, aš jau matau, kad aš susirgsiu ir jau artėja, tai tiesiog tikėtina, kad to video tiesiog nebūtų, nes kol atsipaipalius visą kitą patys suprantat. Tai labai greit viską susirinkau ir atjausas nerodo irgi dėl tų pačių priežasčių, nes atrodo jau atrodo serganti, tai nekasdinkim jūsų. Tai va, tai iš tikrųjų tas sausis buvo darbingas, bet neįdomus. Ką aš turiu omeny? Tik vienas pradėtukas, tik vienas pabaigtukas, tik vienas pirkinukas, o visa kita yra tiesiog paaugę procesai. Tai nebus tikrai nieko labai blatno. Taip, ką aš pradėjau sausį daryti? Pradėjau registruoti siuvinėjimo žurnalą. Šiaip pamačiau pas Rūtą tą fantastišką siuvinėtojų žurnalą, bet pamačiau, kad kaina jo bent jau Lietuvą siųstis ir ta prasme daug kurio nebuvo. Ten, kur radau, tai būtų gero rinkinio, tai nusprendžiau eiti šiais metais, pabandyti, tiesiog, kadangi nežinau, ar man prilips, pabandyti va tokiam, do it yourself būdu, o jeigu man prilips, gal kitais metais ir nusipirksiu, o šiemet tiesiog pabandyti. Tai sausį iš tikrųjų sąžiningai pildžiau, ką reiškia sąžiningai, ne visada kiekvieną dieną, bet saga man padėjo, čia nėra užfiksuota tik tai popierinių sienų kryželiai, bet aš stengiuosi viską siuvinėti sagą, nebent ten jau kažkoks minimalus. Tai, kaip vienas iš jų yra čia, bet tiesiog kiek tą dieną išsiuvinėjau, čia matas tas dienas, kai nesiuvinėjau, čia dariau į tinginę siemą, tiesiog savo įsirašiau, nes jau ją esu paleidusi, bet kryželių tai nebuvo, bet vis tiek susivinėjimų susiję. Tai va, tai pagal šitą schemą, 3, 5, 8 dienos buvo nesiuvinėjimo, o visos kitos siuvinėjimo. Tai labai įvairiai ir skirtingai man viskas judėjo ir apie visą tai pakalbėsim. Taip, čia jau galite perskaityti, užbaigiau Twilly of Stanford ponę povų karalienę, tai vat apie ją ir pakalbėsim, nes čia jokių statistikų nėra, kadangi tiesiog nebuvo niekada schemos. Tai štai jinai, neišimiau net iš lankelio, laukia jūsų įvertinimo. Tai štai kaip jinai man gavosi. Dabar šiek tiek papasakosiu, nes jinai skiriasi. Skiriasi nuo originalo. Pasitėjau kažkur žirklės jums rodyti ir pamečiau. Va. Taip. Tai jau pradžioje sakiau, kad nedarysiu žalios spalvos, nes man ta žalia suteikė tokią kaip ir kaukolės efektą, ko aš nenorėjau. Kitas dalykas, nedariau, parodysiu aš jums, nedariau rankovių ir suknelės bieso. Kodėl nedariau, nes jis labai kampuotas ir aš galvau daryti, nedaryti ir aš pagalvojau, kad man taip, kuo puikiausiai viskas čia atrodo ir visai man jo nereikia. Viskas čia matau, viską aš suprantu ir aš jo nenoriu. Tai vat, jo nedariau. Tada šitie plaukai buvo paprastų siūlų pilkų, o aš padariau sidabrinių metalikų, o sidabrinių metalikų turėjo būti visos šitos rudos schemos ir tas auksinis tik tai čia, karūnai. Tai man čia daug labiau tiko auksinis metalikas, tai prie rudos derinau auksinį, o prie pilkos derinau pilką. Tai vat. Tai galtinio rezultate štai taip gavosi. Žinau, kad Renata manęs jau seniai prašė šitos schemos, tai prašau susirasti mane per kokį nors kitą kanalą.
ar Facebook Messengerį, Facebook, Instagramą, tai visur ten rasit to pačiu Soul Galerijos nickname'u ir parašyti, kaip aš galėčiau užsiųsti tuos likučius. Tai metaliko tikrai prireiks, nes šiek tiek naudau daugiau negu turėjau, bet visą kitą ten papasakočiau. Tai va, tai tik vienintelis pabaigtukas, seniai buvo laikas, labai man fainas, aš jį dar sakau paturbinau, man kažkaip žiūri ir netgi ir faina, kad ta suknelė yra be jokio bėso, man tokia, kažkaip tada akcentas visas yra į tą blizgesį, aišku, jis jau tokio, tas jau rimtas blizgesys. Labai daug to blizgesio kitur ir ta suknelė netampa kažkokiu fokusu, nes jinai ten yra visa kvadratinio bėsų, kažkaip aš jį labai ten keist nenorėjau, aš labai aiškiai matau, kur baigės rankos, kur suknelė, aš nusprendžiau, kad jinai man tokia ir patinka. Tai va, tai vienintelis pabaigtukas, užbaigta, va, gali pagulėti čia. Ir vienas pradėtukas buvo, tai dabar viskas jau bus su savom, tai čia jau daug galėsiu papasakoti jau ir statistiškai. Čia galėjau ale kryžiukų skaičiuoti, bet čia daugiau buvo, kryžiukai, man atrodo, aš buvau padariusi visus iki sausio, arba beveik visus, tai čia tiesiog sausio mėnesį buvo realiai biesas arba metaliko kryžiukai, tai neužsiėmiau to skaičiavimo. Gerai, tai pradėtukas, sakiau jau gruodžio ataskaitoj, kad planuoju šitą darbą pradėti, tai jį ir pradėjau, tai yra Arto mergaitė. Štai šitą. Dar priėmiau tokią savo kaip ir taisyklę, nebūtinai išsipildys, vienam darbe man jinai neišsipildė, bet turbūt čia bėdos nesukels, kad jeigu aš jau paimu kažkokį pradėtą darbą, pradėtą arba ką tik pradėjau, tarsi naują, jeigu aš tą mėnesį paimu, tai bandyti išsiuvinėti bent jau 1000 kryželių. Dabar to nepadaryti ten 200 ir padėti. Kai išsiuvinėjai 1000, tada jau imti kitą darbą. Tai tokią logiką bandžiau šį mėnesį siuvinėti ir man puikiai gavosi apart vieno darbo. Tai, bet gerai, dabar apie šitą, tai išsiuviniau 1042,5 kryželio ir tai atrodo štai taip. Tai, kaip suprantat, siuvinėjau aš apačios, bet iš vidurio, apačios vidurio. Tai čia yra, šita dalis yra, realiai va šita dalis. Tai, štai, nėra baisiai daug, aišku, čia pilka ant pilko, skirtingos pilkos spalvos, čia tokia viena mėlynai violetinė, bet šiaip baltos šiek tiek, bet šiaip realiai 50 pilkų atspalvių tiesioginė prasme. Tai va, per 3 kartus padariau, sausio 1 pradėjau, sausio 1 startas buvo, paskui dar sausio 3 šiek tiek pasiuvinėjau ir sausio 27 padariau beveik 600 kryžiukų ir gavosi virš 1000. Tai va, tai viskas su juo gerai, pilka ant pilko, nėra čia labai, kad baisiai įdomu, matė, suprantate, tiesiog bus daug pilkų, skirtingų spalvų, nėra jis tas darbas, kad tu jam susiuvinėjai ir kad kokios nerealios spalvos ar dar kažkas. Tiesiog to nebus, bet aš tą žinojau, čia bus turbūt fainiausia siuvinėti mergaitę, bet iki jos man dar tikrai labai toli. Tai va, tai labai daug nepasakysiu, medžiaga keista, kaip matot, į liną, 32 kaunto Vintage Grey. Tai va, su šito darbu štai tiek. Tai vienas pabaigtukas, vienas pradėtukas, visi kiti bus anksčiau ar vėliau matyti, anksčiau ar vėliau pajudinti. Tai dabar eisiu iš eilės. Tai banga yra mano privalomasis kiekvieno mėnesio darbas. Jame padariau, pasakysiu, 1501 kryželį. Aš jame turiu išsiuvinėti 1500 į mėnesį, tai padariau 1501. Netgi visų vienu padariau daugiau negu turėjau. Taip, tai ką nuveikiau? Užauginau realiai didžiąją bangą, nes šito krašto nebuvo, tada pačią baltą ir iš tikrųjų iš tų 1500, 1200 buvo vien tik balta spalva. Tai dabar iš ačiū matot, ar ne? Milijonas pavienių. Tada čia visi šitie galai, viskas yra baltai. Tai virš 1000 kryželių buvo tiesiog baltos spalvos. Su šito darbu prisijungiau į kryžiukų namų likvidaciją.
ten yra, mėnesį reikia 1000 padaryti, tai aš darau 1500, bet pas mane, pas mane fonas bus pusiniais, o saga yra lygtais, kad tai būtų pilni, tiesiog bus to skirtumo, bet dabar tai 1500 aš darau vien tik kryželius, tai pilnai taip ir atrodo. Tai vat. Tai su šito tiek, judinu brolio gimtadieniui, kuris bus metų gale, po truputį ir užaugs. Tai didžioji banga praktiškai baigta. Čia jau visur, tiek čia dabar eis fono, bet čia dar čiūčiu trūksta to balto, bet šiaip tai viskas čia jau fonas ir pusiniai nusimato. Ir čia, jeigu taip atkirstume ir padarytume, tai būtų pusė darbo. Tiesiog, jeigu užpildyčiau tą foną, tą, kuris čia matot, būtų pusė darbo, turiu omeny schemiškai, bet dabar čia yra 40%. Ir nepaminėjau, kad šitoj mergaitė padariau 8,32%. Tai nedarau kaip Rūta, 10% neturiu naujo darbo išsiunėti, turiu išsiunėti 1000. Tai va, tai čia yra 40,2%, eis šį mėnesį pusiniai į trasą. Taip. Tai gal tada apie tos savaitinius privalomosius ir kalbėkim. Kitas mano privalomas mėnesinis yra Dimensions. Jie irgi užrašiau likvidaciją, ten reikia po 1000 padaryti, aš irgi po 1000 siuvinėjau ir viešpatė, kaip aš vargau. Nu, žinokit, ten kalbam mes dažnai ir kitos siuvinėtos apie tai, kad o jau kai pabaiga šviečia, tai jau nebegali traukti akių, nu tiesiog košmaras, kaip man buvo sunku, aš tiesiog kankinausi. Po 1000 kryželių aš kankinausi, padariau 1019 kryželių, 5. Nu tai žinokit, man čia padaryti 100 kryželių buvo, tiesiog 100. Jau man tokia didelė kančia, aš jeigu priešės, tai pat ir padarydavau. Tai tą savaitę, kai siuniau šitą darbą, man tiesiog, aš kankinausi, man buvo sunku, man tikrai sunku su juo einasi, o dar, kad aš tą prievalę turiu, bet aš žinau, kad jeigu aš tą prievalę numesiu, tai viskas, hana, kokiais 29 aš jau paėsiu. Reikia prisiversti, reikia pabaigti. Tai va, tai 1019 kryželių, dabar yra 85,5%. 85,61. Tai liko 15%. Liko 2066 kryželiai, 4000 su pusė pusinių, 2500 backstageo. Aš labai taip apvalindama. Maratone rašo, kad 5500 liko, tai jau čia visko ir padalinus per pusę pusinius. Tai va, tai kaip ir sakiau, tikslas, kad Liepos mėnesis būtų pabaigtas. Tai reikės ir šį mėnesį judinti, kad ir kaip man skaudu. Tikrai labai pavargu nuo jo. Tai pasiniau čia, pasiekiau galą. Ai ne, va čia galas. Čia pasiekiau galą. Tai jo, tai šitą mėlynį pasinį atsirado, žalių šitų atsirado, šitų rudų šiek tiek atsirado, tai va. Tai dar šiaip trūksta čia vienos gėlės. Tada čia bus dar tie lapai. Ir viskas, o čia tai jau liko tiesiog tos duris, o čia kas čia, palangė užbaigti. Tai čia dar viena gėlė pilnais ir tada čia pusiniai. Tai va, sunkiai. Šiandien tai sunkiai, nenoriu net pagalvoti, kad vasarį vėl reikia įsijungti. Gal tiesiog reiktų save vieną mėnesį paukoti, visą paskirti jam ir pabaigti ir viskas. Nu tikrai. Bet gal aš imsiu šį mėnesį imsiu pilnais ten tą gėlę. Galbūt kažkaip man įmaloniau siūnėti. Nu, nežinau, žodžiu. Atsibodo. Taip, ir dar 3 darbukai, kuriuos aš judinau. Tai aš, nepaisant to, kad pastarosiam dienom sausio pabaiga lepina pavasariškų orų, pas mane vis dar yra viskas žiemiško. Tai pelytės. Nu, žinokit, su pelytėm neblogai sekėsi. Viskas išardyta, kas buvo čia padaryta, jau nusipirkau ir tą metaliką, tik tada nepradėjau, bet šiaip judinau aš, viskas, kas čia yra, praktiškai yra sausio mėnesio rezultatas. Gal čia šiek tiek buvau pradėjus, bet gal ir ne, man tada aš nieko nebuvau pradėjus, jums parodžiau
gruodį šitą dalį, kad užbaigiau vėsinti. Tai va, tai čia yra sausio rezultatas. Tai aš po šitų gėlių ėmiau šitą, tai tiesiog man buvo fantastiška atgaiva, aš negalėjau patikėti, koks yra malonumas siuvinėti. Taip, tai padariau 1412, įskaitant biesą, tos nameliukus aš jau esu subiesinus ir jau ten. Tai iš tikrųjų siuvinėjau, žiūri mėgaus, kol paskui atsibodo. Tai ir kai pajutau, kad atsibodo, sakau, viskas, reikim kitą darbą, jau vis tiek padariau tą 1400, minimali mano riba paėmus darbą yra 1000, tai galvoju, tai ko čia, jeigu atsibodo, im kitą. Tai taip ir padariau, tai pajudėjau, čia tai šis fantastiškas siuvinėčių, žiauri lengva, tikrai, nors ir autorinė, bet tikrai labai lengvai siuvinėjasi, čia tiesiog kaifas, tikrai, aš tą 1400 padariau tiesiog su pasimėgavimu, su polėkiu, o lyginant su šituo. Tai va, tai nežinau, rimsiu dar šitą mėnesį, šiaip neturiu vasarių visai, apartų privalomųjų 2 darbų savo, tai neturiu jokių kažkokių vizijų, nežinau, kaip kas bus. Bet būtų faina padaryti tą viršutinį tą lentyną viršutinę, o jau paskutinę apačią padaryti jau gruodį ir ant kalėdų būtų pabaigtukas. Bet žiūrėsim, niekaip savęs nespaudžiu, tai yra 40,31%, tai pusės irgi nėra, 40% kaip ir mano bangoj, taip ir čia, po 40, o liko maratoną žiūrint 10,5 tūkstančių. Tai šiaip daug liko, čia vien tik kryželių 6,5 tūkstančio, tai tikrai nemažai. Tai tikėtina, kad, turbūt nepadarysiu per vasarį jau čia baisiai didelių laimėjimų, bet smagu. Šiaip tai netelpu, reikia biškį kelti medžiagą, kad čia pabaigčiau. Tai dar dėl to buvo priežastis, kad gal užtenka, nes reikia pakelti, aš jau norėjau parodyti, kaip gaunasi. Toliau važiuojam, Mereška, katinukas. Mano tikslas sausio buvo užpildyti langų vidų. Tai visiškai pilnai aš tai ir padariau, neliko nei vieno kryželio viduje nebaigto. Padariau tai, ko ir siekiau, ir tai man kainavo 1180 kryžiukų. Tai kai padariau vidų, tada dar biškį čia ir tos rėmus jau paauginau. Labai irgi nuostabiai siuvinėjasi, jokių čia šių saida 14, spalvos nuostabios, Mereškas kaip visada su savo ryškiom mėlynom spalvom, čia jau Mereškas braižas, labai viskas gražu, faina. Turiu 27% šiuo metu, tai nelabai daug, bet visi priekį. Ir paskutinis, kurį judinau, tai judinau šiandien ir vakar, 2 kartus tik tai yra leopardas. Tai čia vienintelė vieta, kur nepasiekiau 1000, bet kaip ir paskutinius mėnesių dienas tiesiog paėmiau, nes jau visą kitą buvau padarius, ką norėjau. O Jėzu, dar vieną darbą neatnešiau. To atnešiu, bet pabaigsiu apie šitą. Ką tik supratau, kad dar vieną darbą neatnešiau. Taip, tai tiesiog liko 2 dienos, visur kitur to 1000 pasiekiau. Tai galvoju, kažką reikia pasiūnėti. Tai pajudinau šitą, tai padariau 384 kryžiukus, tai per vakar, šiandien ir anksčiau vieną dieną. Tai tikrai taip, kiek išėjo, tiek pajudinau, tai juodos spalvos atsirado ir ta raudona vis atsirado. Tai mano pačios čia schema, kaip žinot. Ir kalbant šitą temą, sausį išėjo naujoji schema. Nežinau, ar matėt. Tai tokia gražuolė, gražuolis turbūt tinginiukas, galit matyti fonas yra pusiniais, o pats tinginys, kalnai ir medis yra pilnais. Tai Etsy parduotuvėje galite įsigyti, taip pat šiuo metu tvarkausi ir atidarysiu savo internetinę parduotuvę, per vasario mėnesį jau turėtų atsidaryti, tai kas neturite Etsy, bet norit mano schemą, galėsite per ten nusipirkti. Tai apie šitą darbą kalbant, čia yra, galiu parodyti, iš viso 12,5 tūkstančių kryželių, beveik 10 tūkstančių pilnų ir pusinių 500. Tai jeigu kažkas norit, jinai mano naujiena,
gražioji mano naujiena, turbūt vienas mylimiausių mano po fantazijų miesto. Gražuolis. Bus jo ir antra dalis. Tikrai 25 metais išleisiu jo brolį sesę arba jį patį. Tai va. Ir dabar stabdau ir bėgu atsinešti dar vieną darbą, apie kurį pamiršau atsinešti. Štai. Mano Milhilas. Kaip aš jį čia pamiršau atsinešti, bet žodžiu, štai jisai. Taip, tai su juo irgi pasiekiau pilnai normą. 1051 kryžiuką. Tai žinokit, iš to darbo buvo labai viskas paprasta. Aš tiesiog siūniau vieną spalvą. Štai šitą. Ir visas, kas yra susiję aplink elniukus. Viskas, kas yra ta... Nu, čia ne balta, čia krū. Viskas yra tiesiog 1050 kryžiukų. Gimė vienos spalvos principu. Tai dabar jo turiu 47,26. Tai beveik pusė. Tai kadangi jisai toks vienintelis mano dabar mažiukas ir paprastas, tai ir imu tada, kada ten 15 minučių turiu iš tos serijos. Tai ir toliau auginu. Tai per šitos spalvos liko 1200 kryželio, tai dar daugiau negu aš išsivinėjau jos, tai galime tiesiog auginti. Viskas. Tai va tiek pajudinu darbų, nemažai. To čia net galim paskaičiuoti, 4, 5, 6, 8 darbus pajudinau. Ir turėjau vieną pirkinį. Neteiskit dėl firmos, bet tiesiog sandaikčių parduotuviai. Man pasisekė nukauti štai šitą gražuolį. Tai va, tai sandaikčiuose žinau, kad senai jis ten gulėjęs. Gražuolis pateko pas mane. Nežinau dar, aš siūnėsiu ar atsidursiu Vintede, bet tiesiog negalėjau nepasinaudoti, nes pilnai viskas yra. Net nedarytas, tai man jis patinka ir taip. Ir tiesiog pasisekė. Tai vad buvo vienintelis mano sandaikčiuose lobis šį kartą. Nu, žinot, palyginus pastaraisiais 2 mėnesiais, kai aš čia maišus neždavau tų lobių, tai kuklus, bet neblogas. Tai va, viskas. Tiek norėjau šiandien jums parodyti. Toks buvo sausis, jis buvo darbingas, mano akimis tikrai darbingas, bet toks, kaip ir sakiau, nėra baisiai įdomus, tiesiog auga darbai. Tai per mėnesį išsiunėjau 7590 kryžiukų, čia yra be šito darbo, kadangi šito darbo aš neskaičiavau. Tai turbūt su juo sudėjus būtų 8000. Tai kadangi pradėjau sekti, žiūrėti, tai galėsiu lyginti, kaip skirsis šitie skaičiai pamėnesiui. Nes tikrai neįsivaizdavau, kiek išsiunėjau per mėnesį. Tai dabar šitas mėnesis buvo toks stipresnis, tikrai daugiau negu visada siuvinėjau. Tai turbūt čia 8000 mano toks jau maks. Pažiūrėsim. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Lauksiu laikų, komentarų, pasidalinimų ir viso kito. Ir susitiksim jau vasario mėnesio apžvalgoje. Iki.